Labadiena. Visai netrukus šiandien pradėsime pokalbį su advokate, patyrusią šeimos teisės advokatę ir mediacijos specialistę Vlada Jocienė tema apie skyrybas, apie santuokos nutraukimą ir ar įmanoma išsiskirti taikiai, jeigu kalta kita pusė. Kokie įmanomi skyrybų variantai. Sveikos, mielos prisijungusios. Transliacijos metu galėsite užduoti klausimus. Labas Vlada, matau, kad prisijungiai. Laukiu, kol ateisi pas mane į eterį ir galėsim pradėti pokalbį. Mūsų pasikalbėjimo trukmė turėtų trukti apie 40 minučių. Galėsime atsakyti jums aktualius klausimus, kiek tai nėra labai jautrus duomenys arba labai asmeninė situacija, kurią norite dalintis viešai. Taip, Vlada, laukiu, kol pavyks pasijungti. Va, pavyko. Labas, Vlada. Kaip Girdim. Girdžiu. Parašykit, kas nors iš žiūrinčių merginos, ar gerai girdisi, ar gerai girdisi, ar geras ryšys yra. Bandau žiūrėti dar per savo kompiuterį greitai, ar pas mane irgi rodo, turėtų rodyti. Girdi, puiku. Tai Vlada, ačiū, kad prisijungiai. Jau merginoms pristačiau toms, kurios yra čia tiesioginėme eteryje, kad tu esi šeimos teisės advokatė, specializuojasi šitoje srityje ne vienerius metus, taip pat esi mediacijos specialistė. Ir tu esi tikrai daug kartų susidūrusi su skyrybų klausimu, nes šeimos teisė labai dažnai yra ir apie tai, ar ne? Tai šiandien kalbėsime apie tai, ar įmanoma išsiskirti taikiai, arba kokie galimi skyrybų scenarijai, jeigu yra kita kalta pusė, ir apie taikos sutarties galimybės ir panašiai. Tai va, galime pradėti, Vlada, nuo to, dar kad aš trumpai prisistatysiu, visai pamiršau, seniai dariau tą tiesioginį. Tai aš esu moterų ir skyrybų mentorė, specializuojuosi sudėtingose, komplikuotose santykiuose ir padedu moterims išeiti bet kurios stadijos metu nuo minties apie tai, kad norėčiau skyrybų, iki paskutinio sprendimo priėmimo. Tarpininkauju ir komunikuoju taip pat su advokatais ir padedam surasti klientėms patį geriausią sprendimą, kuris yra reikalingas jų situacijai. Tai va, tai Vlada, pradėsiu nuo klausimo. Dažnai man moteris parašo, noriu skirtis, bet vyras nesutinka, jam viskas gerai. Ar įmanomas santuokos nutraukimas, jeigu nesutinka kita pusė? Tai va, pradėkim tokią temą. Griebkim jauti už ragų, ar ne? Taip, sako, neleidžia ką daryti, negaliu išsiskirti, nes nesutinka. Jo, tai žinai, turėjau visiškai nesenai tokį pavyzdį, ir postą esu apie tai parašius, kad moteris sako, pasakau vyrui, noriu skirtis. Tai gerai, tau reikėtų ir skirkis. Supranti, čia, man tai viskas gerai, o jeigu tau jau gerai, 5 metai ir tas vyras ir sako, tu vėl pradedi. Ir supranti, ir ta pasaka be galo ir be galo. Tai ar galima išsiskirti? Tai, Aušra, žinai, tai yra vienu metu ir labai lengvas klausimas ir labai sudėtingas klausimas. Lengvas klausimas tai yra tas, kad jeigu moteriai yra blogai ir jinai nori skirtis, jinai prisiima vidinę atsakomybę už tai, kad jinai tų trupučių metų gyveno šitoj šeimoj, dalyvavo tos šeimos kūrime, egzistavime, santykyje, pykčiuose, džiaugsmuose ir 100% yra už tai atsakinga. Už tai, kad jinai yra dabar šitoj šeimoj, kokioje jinai yra.
ir jinai yra 100% lygiai taip pat atsakinga už tai, kad jinai nori skirtis, kad ją, nebetenkina šitas, šeimos modelis, būnagi pasikeičia ir aplinkybės. Kažkokia tai vis tiek šeima, nėra ta stovinti pelkė, jinai kinta, ten vaikai maži, didesni, užauga, išvažiuoja, kai ten, visi, ta prasme, tos objektyvios aplinkybės, ar ne? Ir tada, kada moteriai, kaip pasakyti, pasibaigia tas projektas, vadinkim šeimą taip, ar ne, pasibaigia tas projektas, ir jinai tada supranta, kad jinai nebenori čia būti. Bet ne tai, kad aš dėl ko pradėjau nuo to pavyzdžio, noriu skirtis, nebenoriu čia būti. Tai jeigu tu nebenori čia būti, jeigu tu nori skirtis, tai tada būk maloni, pradėk tada visą šitą procesą. Bet esmė kokia, aš po to mes pakalbėsim, kaip galima, ten kaltė, nekaltė, susitarimas, ar ne, bet esmė tame, tada, kada ateina vidinis, giluminis atsakomybės prisiėmimas už tai, kad ta šeima yra lygiai taip pat ir mano darinys, ar ne, kaip moteris, vis tiek turbūt kalbėkime apie moteris gal daugiau, ar ne, ir kad aš joje buvau abiem kojom, ir aš dabar lygiai taip pat atsakingai noriu iš šito santykio išeiti. Ir būtent su šituo išjautimu ir su pykčio paleidimu, nuoskaudų tam vyrui paleidimu ateina tas, stebuklingas, kaip pasakyti, supratimas ir suvokimas, kad aš esu laisva pasirinkti. Jeigu skirtis, tai skirtis. Ir žinok, tada jau yra visiškai nesvarbu, ar reikia įrodyti vieno kaltę, ar prisijimti, tą kaltę aš turiu omeny pagal įstatymą, nes yra dvi savokos, apie ką mes ir šiandien kalbėsime, ne? Kad tai yra kaltė įstatymiškai ir atsakomybė, yra du žodžiai, atrodo labai yra panašus, bet iš tikrųjų kardinaliai skiriasi, ar ne? Ir tada ar prisijama ta sutuoktinė kaltę? Taip, aš lygiai taip pat esu kalta, dėl to, kad šitą santuoką iširo, aš nebenoriu joje daugiau būti. Ir tada pradedam žiūrėti ir skaičiuoti, ta prasme, ir išskaičiuoti, ar mes galime tą santuoką nutraukinėti dėl kaltės, ar bendrų susitarimų. Bet reziumuojant apie tai, ką pasakiau, tai mano vertinimu, ir aš labai apie tai garsiai kalbu, aš nepopuliari esu moterų tarpe, ta prasme, kad aš visą laiką sakau, pradėkite moteris pirmiausiai nuo savęs, nuo tos atsakomybės prisijėmimo, kad ne tik tai sutuoktinis, tu esi kaltas, o tu man visada, o tu man niekada, bet kad lygiai taip pat šitą šeimą, iš kurios norima išeiti, sukūrė ir moteris. Tai pritariu tau, kad labai svarbu iš esmės, iš giliai ir iš vidaus prisimti tą atsakomybę, kad aš esu 100% atsakinga už tai, ką aš šitame santykėje sukūriau, ką dariau arba nedariau, ką toleravau arba ką netoleravau. Nesvarbu, kokio pobūdžio tai santykiai buvo, ar tai buvo smurtas ar nesmurtas, ar tiesiog išsiskyrė vertybės, ar kiti kažkokie svarbus dalykai, kas padaro porą būti negalima kartu. Bet aš esu už tai atsakinga, už savo sprendimus arba kaip tik sprendimų nepriėmimą. Ir tai, kad sutuoktinis sako, kad tau reikia, tu ir daryk, arba man tai čia viskas gerai, aš nenoriu, labai gerai įvardyjai, kad moteris yra subrendusi, suaugusi, nes jinai turbūt pilnametė, ar ne, santuoką sudarė arba buvo emancipuota, tai jinai turi teisę priimti sprendimus kaip suaugusi moteris ir imtis veiksmų. Tai nusprendus prisimti atsakomybę ir pradėjus imtis veiksmų, tai kada galima nutraukti bendrų sutarimų, o kada reikia arba verta ieškoti kaltų? Tai pirmiausiai, žinai, gal Uša reikėtų, norėčiau, gal net nereikėtų, norėčiau pasakyti, kad taip yra visokių variantų, yra vienos, kurios greičiau apsisprendžia, kitoms, kur yra tikrai didesnis iššūkis, nes vis dėlto labai didelį įtaką daro ir kartu pragyventi metai, ir kaip tu sakai, galbūt smurtas
ar manipulacijos. Ir tikrai moterims būna iššūkis apsispręsti nutraukti santuoką. Tai pirmiausiai, ką noriu palinkėti ir kokią žinutę ištransliuoti, tai yra, kad mielos moteris, jūs nesate vienos tokios šitame pasaulyje, kurios norite skirtis, nesvarbu ar taikiai ar netaikiai, bet jeigu jums trūksta žinių, trūksta palaikymo, tam yra psichologai, kaučeriai, mentoriai, advokatai, tam esame mudvi su Aušra. Tai tikrai Aušra viena prasme jums padės, aš kita prasme teisiškai padėsiu ir tikrai tai yra daug paprasčiau su vedimu, su pagalba išeiti iš šito santykio. O pati pačių pradžia, jau po šito būtent tokio giluminio apsisprendimo, tai yra be abejo kreiptis į advokatą, į teisininką ir pirmiausiai ką padaryti, tai aš kaip bent jau dirbu. Mes su kliente tikrai labai ilgai kalbam, kol išsigryninam, kokie turtai, kokie įsipareigojimai, kiek vaikai, pilnamečiai, nepilnamečiai, visus šitos niuansus. Aš pirmiausiai susirenku visus dokumentus, nes kalbėti taip iš kliento papasakojimo ar ten iš Facebooko medžiagos, tai tikrai yra labai neatsakinga ir neteisiška. Tai pirmiausiai susirenkam dokumentus tos, kurios yra privaloma, apie nekilnojamą turtą, apie transporto priemonės, apie paskolas, kreditus, vaikučius ir visus kitus dalykus. Ir tada su klientė sėdim ir žiūrim. Kokiomgi pasiekmėm šita santuoka gali būti nutraukta. Pirmiausiai, gal pradėkim nuo to paprastesnio būdo, tai yra bendrų susitarimų, ar ne, kai yra visi dokumentai, tiesiog įstatymas numato tokią galimybę nutraukti santuoką bendrų sutuoktinių sutikimu, tai yra tom sąlygom turbūt, jos labai trumpai paminėsiu, jos yra labai paprastos, tai yra, kai santuoka tęsiasi ilgiau negu 1 metai, kai sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs, tai yra negali būti ten jokių psichinių sutrikimų, globų, rūpybų. Tai ir trečia sąlyga, kai sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Tai į tą sutartį, kai suguldomi yra visi būtini turto įsipareigojimų, vaikų, nepilnamečių, tarpusavio išlaikymo pavardės niuansai, tada pasirašoma abiejų šalių. Ir būtina akcentuoti, kad sutikti nutraukti santuoką bendru sutikimu turi abudu sutuoktiniai. Ir aš, pavyzdžiui, kai pas mane ateina klientė ir mes pradedam dėlioti tą santuokos nutraukimo sutartį, tai galbūt ten tas vyras ir nežino, kad jinai jau kreipėsi į advokatę, ar ne? Nes mes ir sudėliojam ir aš visą laiką sakau, negalima to vyro įsprausti į kampą ir paduoti, tu pasirašyk, bet taip, kaip man kad reikia, tą vieną variantą. Ne? Tai aš visą laiką paruošiu 2 arba 3 variantus santuokos nutraukimo sutarčių projekto ir tada jau, aš klausiu klientės, kaip tu nori, vis tiek gyvenai su tuo vyru ten nedaug metų, bet tu žinai, kaip jisai sureaguos, kad ar tu jam išneši šitą žinutę, tuos dokumentus, ar aš turiu ištransliuoti, ten elektroniniu paštu, ar pasikviečiu tiesiog pokalbį, ar ne. Tai gal galiu truputį įsiterpti? Gal čia priklauso dar nuo to, ar sutuoktiniai dar tebegyvena kartu, ar jau negyvena kartu kuris laikas. Kaip tą pateikti? Tai žiūrėk ir ką noriu pasakyti ir aš dėl ko ir akcentuoju, kad kreipkitės pagalbos, nes patikėkit, 100% visi sutuoktiniai gavę šitą rimtą ketinimą, tai yra jau rimtą dokumentą apie tai, kad jau kita šalis ruošiasi nutraukti santuoką, patikėkite, tikrai pakelia audrą. Patiria šoką. Taip. Iš šoko, iš netikėtumo, iš pykčio, aš už tai visą laiką sakau, klausiu klienčių,
kaip jūs norite. Vis tiek sakau, žinote, žmogaus vidų, kaip pateikti. Ar norite, kad aš pateikčiau, nes, nu, jiem tai gyventi dar kartu reikia daugiau, mažiau vaikus gal prižiūrėti, va kaip tu sakai, kartu atskirai, ar ne, visokių tų variantų būna. Bet ta pirma reakcija, jinai visą laiką būna aštri, kartais net agresyvi ir turi praeiti šiek tiek laiko po dokumentų pateikimo kitai šaliai, kad įvyktų tas nusiraminimas ir tada galima būtų kalbėti ir derinti tas tolimesnės sąlygas. Tai va, kartais trunka kur savaitę ir mėnesį, visai būna ir pusę metų, kartais va taip tą kamuoliuką, žinai, teniso mėtomės, bet aišku, yra lengviau ir paprasčiau, kai jau šalis negyvena kartu ir ypatingai, jeigu ilgą laiką jau negyvena kartu. O jeigu dar atsiranda tretieji asmenys, jau su kuriais vėlgi kaip ir naujas darinys, negali pasakyti šeima ar ne, bet susiformuoja. Tai, žinok, taisyklės auša nėra. Nėra, bet tik tai iš praktikos galiu pasakyti, kad reakcija visada būna. Daugiau, mažiau. Tai natūralu, neįmanoma, kad žmonės nereaguotų, nesvarbu, ta meilė yra, nėra, buvo, nebuvo, kokie įsipareigojimai, ar vaikai, ar kažkokie kiti bendri buvę interesai sieja. Natūralu, kad tai yra labai asmeniškas ir jautrus dalykas ir nesukelti jokios emocijos reakcijos negali. Tiesiog negali. Ir mes, jeigu priimam tokį sprendimą, tai turime pačios būti pasiruošusios atlaikyti kitos pusės kažkokius veiksmus arba emocinės reakcijas. Pažinodamos jį galime preliminariai pasiruošti galimiems scenarijams. Ar tai bus agresijos protrūkis, ar tai grasinimai, ar tai spaudimas, ar toliau kontrolė, manipulacijos ir taip toliau ir panašiai. Ne? Čia yra klausimas, žiūrėk, Vlada, o kaip tokia situacija? Santuoka buvo nutraukta bendru sutarimu, vėliau po 2-3 metų buvo inicijuoti teisminiai procesai, absurdiškais parodymais pradėti ikiteisminiai tyrimai ir tu sužinai, kad santuokoje buvai smurtautojas ir taip toliau. Ar čia įmanoma kažkokia atgalinė data pakeisti santuokos nutraukimo, nežinau, ar kas buvo kaltas ar nekaltas, jeigu buvo bendru sutarimu, ar įmanoma pakeisti kažką? Ne, iš karto galiu pasakyti, kad santuokos nutraukimo, aišku, tas institutas dėl aplinkybių atnaujinimo, dėl proceso atnaujinimo, dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, jisai formaliai yra galimas, bet santuokos nutraukimo pačio būdo pakeisti negalima. Santuokos nutraukimo procesinis dokumentas gali būti keičiamas tik tai dėl, kaip čia pasakyti, dėl kintamų aplinkybių, dėl vaikų poreikių tenkinimo, pavyzdžiui, išlaikymo, to perteisimo, ar ne? Supratau. Tai būtent dėl tokių, kurie laikui bėgant dar keičiasi. Bet dabar, jeigu jau santuoka buvo nutraukta dėl vieno, sprendimas, ta prasme, tarkim, dėl kalties arba dėl bendrų sutikimų, ne? Ir daugiau įtakos neturi, čia tik tai gal, aš ką išvelgiu iš tavo klausimo, kad labiau yra įrodinėjama kaltė tam ikiteisminiam tyrimui, nes matai, taip įdomu toks dalykas pagal Baudžiamo kodekso 140 straipsnį, ten, kur numatyta smurtas artimoje aplinkoje, ten yra kalba, kad pagal šitą straipsnį gali būti traukiami net ir buvę šeimos nariai. Dabar, jeigu jie išsiskyrė ar ne bendrų sutikimų, tai aišku galėjo būti ir smurto, galėjo toj būtent santuokos nutraukimo ar ne stadijai, netgi galėjo byla būti pradėta dėl kaltės. Tai visiškai skiriasi procesai, ar ne? Ir po to teisme ar dar ruošiantis, ar ne, bylai, iš tos kaltės visada galima pereiti į tą būtent į bendrą susitarimą. Ir aš visada tą raginu daryti. Ir mano, pavyzdžiui, praktikoje, kad ir buvo paduota, tarkim, teismui dėl įrodant kaltę vieno ar abiejų sutuoktinių, man tik tai nepavyko 2 bylose pabaigti, būtent pereiti į tą bendrą susitarimą. Procese, žinokit, jisai tęsis metus, 2, 3 gali tęstis, ar ne? Tiesiog sutuoktiniai pavargsta.
jie finansiškai, kaip pasakyti, Stekenam. tie procesai reikalauja išlaidų. Taip, čia nebūtinai, čia net reikia ir žyminį mokestį mokėti, ir įvairias ekspertizės, ir skundų mokesčius, ar netitinkamus. Tai ir bilinėjimus, ir advokatą mokėti, ir jie galų gale pavargsta, jie užsisėmė. Ir faktiškai aš visada linkiu, prisiėmus tą atsakomybę, pagalvoti, įvertinti laiką, pinigus, nervus, suprantat, sveikatą, vaikai, ką tie vaikai mato, kai pagalvoji, kaip mama tarkim, su kažkokia tai draugė ištisai aptarinėja skyrybų bylą. Nu tai čia vėl, žinai, nesibaigiantis, tas, kai supranti, kad tai yra iš tikrųjų laiko ir finansinių sąnaudų labai daug reikalaujantis procesas, būtent bylinėjimasis dėl kalties, tai labai tada sutuoktiniai nori grįžta prie to, kaip aš visą laiką pradedu nuo projekto sutarties paruošimo. Ir tada vėl grįžta į tą pradinę padėtį ir faktiškai visą laiką, koks būna pirmas pasiūlymas, tokį ir užbaigiam. O tai Vlada, pasakyk man, kada verta ieškoti kaltų, kada yra verta santuoką nutraukti, kai yra kito kaltė? Ar yra kažkokia nauda, ar kaip keičiasi procesinė padėtis arba bylos baigtis? Šiaip, kas liečia tas jau pačias pasiekmes galutinės, ar ne, tai niekaip neįtakoja. Kaip įtakoja tik tai tie, kad įrodžiu, žinai, gal Aušra pradėsiu taip, kad viena, apie ką mes kalbėjom, tai yra santuokos nutraukimas bendrų sutuoktinių sutikimu, o kitas būdas nutraukti santuoką dėl vieno arba abiejų sutuoktinių kalties. Taip. Tai trečio būdo nėra. Tai jeigu tu tas sako, nori eik skirtis, tai tada ir eini įrodinėti arba sutuoktinio kaltę, arba prisijimti ir savo kalties dalį, ar ne, ir sakyti, kad santuoka nutrūko dėl abiejų sutuoktinių kalties. Jeigu jau taip atsitinka, kad nepavyksta susitarti taikiai, aš irgi kažkaip tai su moterim labai taip, draugiškai sutarėm, kad vis dėlto abidvi šalis yra atsakingos ir santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kalties yra, arčiausiai tos teisybės, ar ne? Ir tada, kada santuoka yra nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kalties, atsakant į tavo klausimą, tada galima reikalauti iš sutuoktinio tam tikrų, kaip sakant, pasiekmių. Tai yra atlyginti neturtinę žalą. Tam tikrais atvejais galima kalbėti, kad iš sutuoktinio atimti kabutėse, ar ne, atimti pavardę. Irgi, žinok, vyrai labai dažnai, aš atimsiu. Kažkas truputėlį užstrigo. Aš grįžau čia. Gerai. Girdėt? Aha, iš sutuoktinio pavardę sakėte viso. Jo, atimsiu sutuoktinio pavardę, nors iš tikrųjų žinokite, kad nutraukus santuoką ir sprendimu palikus tą santuokinę, jinai iš tikrųjų yra ne sutuoktinė, jinai yra santuokinė jūsų pavardė. Ir netgi mano praktikoje yra buvę, kai mano klientė susilaukusi po santuokos nutraukimo vaiko su kitu vyru, davė jam tą savo pavardę, tą santuokinę pavardę, kurią jis gavo susituokusi su pirmuoju vyru, ar ne? Ir niekas iš jos negali, bet vyrai kažkaip tai tą pavardę labai savinasi, nors pagal įstatymą jinai yra santuokinė. Tai tai pavardę gali atimti, ką dar gali atimti? Dar gali paprašyti gražinti dovanas. Bet čia gal labai neišsiplėskim, ar ne, išturinį žiedą. Jeigu aš gerai prisimenu, tai jeigu nėra praėję 10 metų ir tas nekilnojamas turtas nėra perleistas tretiesiam asmenim, tai, žodžiu, atidovanoti atgal. Ir yra tų pasiekmių iš principo, ar ne, bet tai tikrai nėra dažni reiškiniai, ar ne, ten ta neturtinė žala paprastai yra tik tai reikalaujama ten 1000 ar kelių tūkstančių. Oi, supratau. Tai čia juoko reikalai tokie, ar ne? Taip, bet
Kiek vertas tas 1 arba 2 tūkstančiai, jeigu reikia ten 1,5 metų įrodinėti sutuoktinio kaltę ir advokatui teisiniam paslaugom išleidi tūkstančiais, sugaišti laiko ir daug savo resursų emocinių, psichinių ir fizinių netenki. Jo, žinai, būna tų visokių variantų, kad, tikrai santuoka būna, ne pati santuoka, gal tas santykis santuokoj būna ir žiaurus, ar ne, ir iš tikrųjų būna moterų, kuriom ne tik nori, bet, kurioms gyvybiškai reikia apginti tą savo reputaciją, ir savo tą patirtą psichinę, fizinę, moralinę, ar net tą žalą ir sveikatą. Taip, tai iš tikrųjų įrodyti, tada jau negaliu sakyti, kad tai yra principo reikalas įrodyti, bet tiesiog, kad apginti save. Bet čia turi išjausti ir turi priimti sprendimą kiekviena moteris ir jinai turi pasiryžti tam ilgam bylinėjimosi procesui, ar ne? O gal tada šitoje vietoje, žinai, Aušra, dabar norėčiau pasakyti, kada santuoka yra, taip, kokios yra sutuoktinių pareigos santuokoj. Nes kada jau galima sakyti, kad sutuoktinis yra kaltas, pažeidęs, nes kaltė, kas tai yra kaltė? Kaltė yra konstatavimas, kad vienas arba abudu sutuoktiniai nevykdo savo pareigų. O tos pareigos, žinok, yra apibrėžtos civiliniam kodekse 2,5 minutės civilinio kodekso 3 knygos 27 straipsnyje, kuris sako, kad sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti. Taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir atsižvelgianti kiekvieno jų galimybės prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinių poreikių tenkinimo. Jeigu vienas sutuoktinis dėl objektyvių priežasčių negali pakankamai prisidėti prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo, tą pagal savo galimybės turi daryti kitas sutuoktinis. Čia yra bendras pareigos šeimos. Aš jau nekalbu apie tai, kad kaltė, sutuoktinio kaltė yra automatiškai preziumuojama tada, kada yra smurtas, kai yra žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu, kažkur tai čia tai, žodžiu, kai jau yra labai žiaurus elgesys su sutuoktiniu ar kitais šeimos nariais, seksualiniai išnaudojimai vaikų, kitų šeimos narių, fizinė, psichinė prievarta, alkoholizmas, santuokinė neištikimybė. Tai jau aš nekalbu apie tokius įstatymo išskirtus atvejus, kada jau yra preziumuojama sutuoktinio kaltė. Čia tame pačiame straipsnyje 3 knygos civilinio kodekso ar kažkur kitur nurodyta, kas yra prezumcija, kad tai yra kito sutuoktinio kaltė? Lauk, tuoj aš tau pasakysiu straipsnį, žinok, aš jau tau gal greitai taip ir nerasiu. Aš ką paskaičiu 3 knygos 27 straipsnį, tai čia yra iš pareigos. Pareigos. O tai, kas jau prezumcijoje laikoma, kad yra, prezumuojama, kad yra iš karto kito sutuoktinio kaltė, ar tai yra kažkur nurodyta teisės aktuose? Yra 3 knygos 60 straipsnis. Tai supratau, aš to ir norėjau klausti. Ir man aktualu, kadangi pas mane dažniausiai kreipiasi moteris iš disfunkcinių, smurtinių santykių, ne visada yra fizinis, dažniausiai tai yra psichologinis ir visi kiti. Fizinis yra toksai nepastebimas, kabutėse. Tai jeigu vyras smurtauja prieš vaikus arba prieš moterį, žmoną, tokiu atveju įrodinėti, kad jis yra kaltas, turbūt yra geriau, kadangi tada bendravimo tvarka gali būti palankesnė vaikų interesus apsaugoti, kad nebūtų labai plati arba išplėsta bendravimo tvarka ir vaikas nebūtų su smurtautoju.
nepatirtų daugiau žalos. Ar teisingai suprantu? Taip, tai turiu, ta prasme, teismas tai atsižvelgia, nes, aišku, kai yra įrodoma vyro kaltė, tai ar ne, būtent, vat, kaip tu sakai, ten vaikų atžvilgių, smurtas ar sutuoktinės atžvilgių, tai su sutuoktiniais daugiau gali ir visai nebendrauti, ar ne, bet, pavyzdžiui, vaikų bendravimo tvarka, tai aš manau, kad tai teismas ir atsižvelgia. Ir, negali neatsižvelgti, nes, kaip čia pasakyti, su smurtautoju, jeigu jau konstatuota, kad jisai vartojo tą smurtą, bet vėlgi čia reikia įrodyti, čia reikia įrodinėti, sunku, tu už pati žinai, yra sunku kartais įrodinėti, nes jiegi, va tie, kurie yra patologiniai, visokie sutrikimais, kaip tu sakai, manipuliatoriai, narcizai, ar ne, jie meistriškai turi visokių pasiteisinimų. Bet jeigu yra akivaizdus smurto įrodymai, nufilmuota, žinutės parašytas, netyčia tau sutrenkiau, daugiau nebemušiu, o čia tave neatsiprašau, nenorėjau, kitą kartą, kažką, supranti, turi konkrečius įrodymus. Tai tada tais atvejais turbūt įrodinėti kaltę yra verta. Ne dėl to, kad gautum kompensaciją, o dėl to, kad būtų galutinis sprendimas. Į ateitį užkirsti tada kažkokias. Nes matai, tos 60 straipsnio 3 knygos 3 dalis ir sako, kad preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kalties, jeigu jisai yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, arba yra neištikimas, arba žiauriai elgėsi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip 1 metus visiškai jie nesirūpina. Tai žiūrėk, jeigu pradedant apie nusikaltimą, ar ne, nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, čia įstatymas nedetalizuoja sunku, nesunku, čia yra tyčinis, tai netgi įmant paprastai fizinio skausmo sukėlimas, tas smurtas artimoje aplinkoje, jisai irgi yra tyčinis nusikaltimas. Jau yra prezumpcija, yra pavyzdžiui teismo įsakymas baudžiamasis arba ten nuosprendis, ar ne, jau jisai visas, tai jau yra jo kaltės besąlygiškas įrodymas, neištikimybės, ar ne, aišku, čia įrodinėjimas yra labai plati, reiškia tema, bet vis tiek labai trumpai pasakysiu, kad reikia neužtenka vienos žinutės, bendradarbiai, kad, kokios nors seksualinio pobūdžio, ar ne, neužtenka. Čia reikia įrodyti tą neištikimybę, o kaip mes žinomgi, šitie, kurie meistriškai moka rasti, kurti versijas ir paneigti, tai, apsunkina procesą, ar ne? Taip žiaurus elgesys, ir kaip šnekėjom su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, aš prieš ruošiantis laivui taip tiesiog savy pagalvojau, žiaurus elgesys, ar ne, nes tokio kaip išaiškinimo civiliniai teisiai, ta prasme įstatymė, jokioj daly nėra, ar ne, kad tai yra žiaurus elgesys. Bet tai yra kiekvienu atveju vertinamasis kriterijus. Kiekvienu atveju. Aplinkybių visuma arba faktų visuma turbūt gali rodyti žiaurumą. Jo, tai būtent tai yra vertinamasis kriterijus. Ir kartais, žinai, tie sisteminiai smūgiai nepaliekantis žymių, jie irgi gali būti pripažinti, nereikia ten, žinai, iki ligoninės, iki komos sumušti, žinai, kad tą žiaurų elgesį. Aš taip čia galvočiau, ar ne? Tai ir paliko šeimą ir daugiau kaip 1 metus visiškai jie nesirūpina. Tai susirenki įrodymus, kad vyras ten išvažiavo uždarbiauti kokį užsienį ir nei pinigų siunčia, nesirūpina. Tai yra preziumuojama ir tai yra, ta prasme, įrodyti lengviau, kad, santuoką nutraukti lengviau. O labai norėčiau, žinai, sakyk kažką. Jeigu preziumuojama, vadinasi, įrodinėti, kad buvo kitaip, turi kitą pusę, teisingai. Tada reikia įrodyti, kad kita pusė paneigtų. Taip. Ta prasme, preziumuojama tol, kol nėra kitos pusės paneigta. Taip, ok. Vlada, turiu klausimą. Rašo, tylusis smurtas yra Instagrame tokia paskyra, rašo. Tai sutuoktinis savo žmoną pagal įstatymą, savo žmonos pagal įstatymą negali vadinti, kabutėse, išlaikyti, ne?
jeigu ji namuose augina vaikus ir tvarko namus ir negali dirbti. Jo pareiga kaip sutuoktinio, pagal tai, ką mes kalbėjom, pagal civilinio kodekso 3 knygos 27 straipsnį, jo pareiga yra užtikrinti išlaikymą šeimos, jeigu moteris, žmona negali, yra, tarkim, vaiko priežiūro atostogose ir augina vaikus ir rūpinasi namais. Labai dažnai smurtautojai, pas mane, nežinau, kas trečias atvejis, išlaikytinė. Jis mane vadina išlaikytinė, nors aš esu su lėliuku namuose. Tai Jis vat aš neturi dabar, teisės. tai aš kaip tik žiojausi dabar ir apie tai pakalbėti, kadangi ir pas mane kas trečia klientė ateina ir sako, vat kad vyras sako, tau niekas nepriklauso ir labai, pirmiausiai, tai labai vyrai sunkiai pripažįsta, kad ir moteris yra lygiavertė šeimos pusė. Ypatingai, va, kaip tu sakai, jeigu sėdi namuose, nu, kaip aš sakau, kartais. Ką reiškia Namų sėdi? direktorės. Nu. Bet jūs suprantat, nu, bet tas sėdėjimas namuose, nu, aišku, gal mums moterim čia net nereikia diskutuoti, tas sėdėjimas namuose, tai, nu, vakare jau taip jėgų nebėra, nu, tai čia yra ėjimas, iš tiesų, tai yra toks darbas. Ir aš, pavyzdžiui, taip gerbiu tas moteris, kurios pasiryžta, nu, tiesiog būti namuose, va, tom namų direktoriam, ar ne, ir rūpintis tuo vyru, nu, kaip pasakyti, nu, šeimos gerbūviu tame tarpe ir kad vyras ir pavalgęs būtų ir ten viskas sutvarkyta, ar ne, tai yra toks darbas ir tokia pagarba moterims, ar ne. Ir iš tikrųjų, nu, nėra teisinga, kai vyrai sako, o dar jeigu yra, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas tik tai vyro vardu, o jeigu dar vyro mamytės vardu, tai čia tau iš viso niekas nepriklauso. Bet žiūrėk, bet vėl viskas remiasi, žinai, ką remiasi tą 3 knygos 27 straipsnį, ar ne? Privalo būti vienas tam lojalus, gerbti, vienas kitą remti moraliai ir materialiai ir atsižvelgianti kiekvieno galimybės prisidėti prie bendrų šeimos ar kitos sutuoktinių poreikių tenkinimo. Ir iš tikrųjų tikrai teismai į tai atsižvelgia, kad moteris namuose vykdo savo kaip moterų, žmonų, namų šeimininkių pareigas, kai tuo tarpu vyrai dirba tam, na, paprastam, pavadinkim, ar ne, mums visiems aiškiai suprantamam darbe. Tai būna momentų, kad nu, kažkokios objektyvios aplinkybės sąlygoja, ar ne, kad ir tas pats vyras, ar ne, nu, susirgo. Susirgo ten, nu, kažkurį laiką buvo iškritęs, ar ne, iš šeimos išlaikytojo, ar ne, gal pareigų. Ok, tai tada moteris, žinai, perima tą vairą vienu ar kitu atveju. Nu, tai ir yra bendros šeimos pareigos. Tai yra, į šitą, kaip aš dar atsimeni, paminėjau, kad tas 27 straipsnis 3 knygos, jis yra 2,5 eilutės, bet į jį telpa viskas. Taip, reikia mokėti, taip. Bet aišku, reikia rodyti, reikia detalizuoti, kuo tas lojalumas, tai yra nelojalumas pasireiškia, ar ne, kaip nepagarba pasireiškia. Visai būna, kad, nu, kaip pasakyti, visose šeimose ir pasipyksta ten ir nekalbadienį, ir duris patranko, ir visaip kaip, ar ne, bet žiūrėk, kad, pavyzdžiui, labai yra svarbu, kuris, nu, kai įrodinėju, nu, moteris sako, nu, jisai niekada manęs neatėjo atsiprašyti, ar ne, arba sako, aš jam sakiau, einam pas psichologą, nu, einam kartu ten pas psichologą, aš jau viena ten vaikštau ilgą laiką, nu, einam kartu. Jisai neina. Netgi ir tai teismai pripažįsta kaip nenorų taisyti šeimos santykius. Taip. Na. Taip. Ir lojalumo galbūt trūkumą. Turiu klausimą. Dar vieną. Ar tas žiaurus elgesys, tai yra psichologinis smurtas, turimi įrašai, tai įrašai turbūt suprantu kaip galbūt garso, vaizdo arba žinutės, priimami teisme kaip psichologinio teroro įrodymas? Tai priimami visi leistinų būdų išgauti, nu, ta prasme, gauti įrodymai. Nu, jeigu jūs ten tą vyrą kankinant, iš jo išgaunat prisipažinimą, tai nėra įrodymas. Tai aš jau taip labai buitiškai paprastai. Ne? Bet jeigu turite fiksuotus
įrašus ir vaizdo, ir garso, nes, nu, žinote, pavyzdžiui, dabar bylos yra elektroninės. Ir į tas elektroninės bylas sukelti failai, vaizdo įrašai, jie nebe taip smarkiai reikalaujami yra pateikti. Nu, pavyzdžiui, kaip anksčiau būdavo, prašai ten antstolio, kad iš stenografuotų į protokolą ir tada keli. Ne, tiesiog dabar viskas vyksta, pajungia, pažiūrim, įvertinam ir eina viskas sekasi į tą virtualią elektroninę bylą. Taip, tai yra tinkami būdai, nes, o kaip kitaip gauti, supranti, jam nepakiši raštą, tu pasirašyk, kad tu mane pastūmė arba kad tu mane paėmė, supranti, o įrodymų, ypatingai tų subtilių, tų tokių, kurie, žinai, tyliai smurtauja. Taip, tai labai svarbu sistemiškumą parodyti, ypatingai, kai tai yra psichologinis smurtas ir tokios subtilios formos, parodyti sistemiškumą, ko prašėt, kaip jūs rašėt, kaip kreipėtės, ką jūs darėt, kokie atsakai buvo, arba kaip jisai vienpusiškai kažkaip ar ne daro poveikį, manipuliuoja, kontroliuoja, neleidžia, baudžia ir taip toliau. Svarbu parodyti sistemiškumą. Kitas klausimas, ne klausimas, tiesiog pasakyta, parašė moteris. Pabėgau nuo smurto, gyvenu pas mamą. Vyras dabar manipuliuoja vaiku, kaltina mane vaiko nesirūpinimu, mediacijos metu siekia priskirti man alimentus. Gailiuosi, kad kreipiausi dėl mediacijos. Tai nežinau, ar čia reikia gailėtis. Mediacija, kai yra vaikų nepilnamečių, nei privaloma visais atvejais, nei gali būti laikoma neįvykusią. Ir išrašoma pažyma, kad mediacijoje susitarti taikiai nepavyko. Ir tada anksčiau arba vėliau reikės spręsti. Toliau rašo. Ir ką galėčiau padaryti dabar, kad atstatyti savo vertę kaip mamos bei moters. Sūnui 17 metų, jis nori gyventi savo namuose, bet mes bendravom kasdien, gyvenu gretimame name, butas mūsų abiejų su sutuoktiniu. Tai žiūrėk, aš galiu Aušrai ir atsakyti. Atsakyk. Tai va dabar nuo ko mes ir pradėjome šitą laivą, gal aš čia labiau akcentavau. Tai kur yra šita atsakomybė? Tai dabar supranti, jinai dabar, moteris šitą nežino. Aš kaip įsivaizduoju, ar grįžti į tuos bendrus namus, kad sūnui būtų geriau, ar ne? Ar pasilikti, ta prasme, pas mamą, dabar laikinai gal pas mamą, ar inicijuoti dabar tą santuokos nutraukimą. Žiūrėkit, labai yra mano vertinimu ir aš praėjau pro skyrybas ir pro praktiškai visą šitą, apie ką aš kalbu. Ir ką noriu pasakyti, žinokit, vaikai užauga, vaikai išeina, o ypatingai tokie dabar, kaip sako, 17 metų, ar ne, tai yra jau didelis, vaikas ir jis taip pat turi teisę apsispręsti, kur ir su kuo jam gyventi. Suprantat, ir dabar laikyti įsikibusi, tą jau didelį vaiką, tai ir yra atsakomybės prisiėmimas. Tiesiog paleisti šitą įsikibimą, šitą situaciją ir nuspręsti, ar tikrai nori nutraukti santuoką, ar taip pavyksta tas mėtymasis. Jie visi manipuliuoja vaikais. Jie, ne visi, 90. Visi smurtautojai, visi narcizai, visi kiekvienu atveju jie manipuliuoja. Vienaip arba kitaip vyksta manipuliacija. Taip. Ir niekas, žinokit, negalim tam vyrui pasakyti, kad tu užtilk, tu tom mediatoriui ten neskleis kažkokiu tai žinių, tu vaiko negausi, ar ne, jisai turi teisę, jis galų gale irgi jaučiasi vyrai, taigi jaučiasi įžeisti, kai moteris jos palieka. Tai šito dar nereikia, o jeigu dar, kaip tu sakai, tiem narcizai ir manipuliatoriai, tik jie patys gražiausi, patys geriausi, ogi juos paliko. Vlada, turiu klausimą. Ar tuo atveju, jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, vaikas jau yra didelis ir toks beveik suaugęs žmogus, trūksta 1 metų iki pilnametystės, ar tuo atveju, jeigu moteris pabėga dėl smurtinio sutuoktinio elgesio, net jeigu vaikas išreiškia norą gyventi su tėvu, jeigu motina turi įrodymų, kad buvo smurtas, ar sprendimas gali vis tiek vaiko gyvenamą vietą nustatyti su motina dėl to, kad buvo smurtas ir tai netitinka geriausių vaiko interesų, nepaisant to, kad sūnus nori?
Nu, supranti, čia jau vienareikšmiškai aš tau neatsakysiu, aš tik tai va tokį noriu pažymėti, žinai, vieną dalyką, kad Pažymėk. teismuose vaiko nuomonė yra išklausoma nuo tokio amžiaus, kai vaikas gali aiškiai jau ją išdėstyti ir išreikšti. Taip. Jo, didžiausias klausimas vyksta tada, kada tų mažesnių vaikiukų gyvenamos vietos yra tampomos ar ne iš vieno į kitą. Bet jau tie didesni vaikai, jie, žinok, jau nelabai jų patampysi. Ir faktiškai jų nuomonė jau čia yra lemianti, nu nebent, aišku, labai didelį įtaką daro vaiko teisų apsaugos institucija, nes jinai kiekvienoje byloje yra išvada teikianti institucija. Institucijos atstovas kiekvienoje byloje vykdo pokalbį su vaiku, neformaliai, kaip pasakyti, čia neapklausos niekas, tiesiog pokalbio metu yra išsiaiškinama, su kuo vaikas nori būti. Ir irgi institucija išnagrinėja visas aplinkybės, nes lygiai taip pat mato visą bylą ir pateikia savo išvadą. Ir iš tikrųjų institucijos išvada jinai yra tokia svari teismo sprendime. Tai va, bet jau sakau, paprastai tų didelių vaikų nuomonės paisimas yra ženklus iš tikrųjų. Aš aišku suprantu ir pati kaip mama suprantu, kad, žinai, kai išsiskiria šalis ir vaikas nori ten gyventi su tėčiu ir tu nežinai kur ką, bet žinokit, čia reikia perlipti ko gero per save ir labai aiškiai suprasti, kad tą bambagyslę, pavadinkim, nukirpti. Sakau, gal aš ją labai nepopuliariai, žinai, šneku, bet ir supranti, ir tuo pat moralinis ryšys su ta šeima. Tai jeigu tu nori nutraukti santuoką, bet tave stabdo tik tais vaiko neapsisprendimas, ar ne, tai tada gal paleisti tą vaiką, bet ir pačiai išlaisvėti ir tada suprasti, kad viskas, atėjo laikas, o vaikas, žinokit, visą laiką grįž ten, kur jam yra geriau. Tai tie manipuliatoriai tais vaikais, tie vaikus nuteikinėja, jie vaikus, kaip pasakyt, ir būna, kad ir neleidžia, ir ypatingai jeigu mažesni, tai čia, prieš tėvą ar prieš motiną juos nuteikti, čia nėra ką veikti. Diena darbo ir viskas, vaikas nebežiūri tavo pusę ir nenori grįžti pas mamą arba pas tėvą. Tokių atvejų aš turiu labai daug. Tai va, tai aš sakau, linkėčiau moterim tiesiog susigyventi su ta mintim, kad vaikai vis dėlto mūsų yra, kaip čia dabar pasakysiu, gal tokie laikini, ar ne? Vaikai ateina per mus, bet jie nėra mūsų. Kaip tu ir sakei, vaikai užauga ir išeina, o tu lieki toliau gyventi savo gyvenimą. Kaip atstatyti savo autoritetą vaiko akise, rodyti, kokia tu esi moteris pavyzdys savo sūnui, kaip tu bendrauji su pasauliu, ką tu veiki, kuom tu domiesi, kuom tu kvepi, kokios spalvos tave supo, kaip tu šitam pasaulyje egzistuoji ir toliau kuri savo laimę savarankiškai nutraukusi santykius. Tai čia yra autoriteto atstatymas ir atkūrimas. Kas tu esi jo akise toliau? Ar nelaiminga bambekšlė sunykusi moteris, kuri pabėgo nuo smurtautojų ir dabar verkia, kai buvo blogai? Ar ta, kuri atsistoja oriai, užsideda karūną, ieško pagalbos ir toliau eina pamažu, keliasi, kaip tas feniksas iš pelenų pakyla ir toliau eina ir rodo sūnui, kaip gali būti, nesvarbu, kad buvo taip, gali būti kitaip. Ir Aušra, ir dar aš tave noriu papildyti, kad jokių būdų negalima, kad ir kaip nutrūko santuoka, tai buvo dviejų sutuoktinių, vyro ir žmonos reikalas, ar ne? Ir jokių būdų vaikam negalima, kiek aišku, labai sunku, ar ne, bet kiek tai įmanoma, nesmerkti, nejuodinti tėvo, nes, jisai, supranti, vaikas yra 50% šito vyro, kuris tą vaiką pagamino. Supranti, ir dabar, po to, ta prasme, yra padaryta didesnė žala, negu kad išvengta. Dar vienas klausimas, turbūt jau paskutinis, ar ne, nes mes einam į pabaigą, tai jeigu įrodomas vaiko nuteikimas yra visiškai suardytas ryšys,
niekaip nepavyksta pasiekti bendravimo su vaikais dėl kito iš tėvų veiksmų. Nuteikinėjimas, įtraukimas į konfliktus, lojalumo konflikto gilimas ir panašiai. Kaip su išlaikymu? Klausimas toks, tai galimai čia yra toksai paslėptas klausimas, ar vis tik tai net ir tada, jeigu dėl kito tėvo kaltės bendravimas su vaikais nevyksta, ar vis tiek privaloma mokėti išlaikymą? Nu, čia klausimas toks suktas, ar ne, bet tik, nu, gal mes padarysim apie išlaikymą atskirą temą, bet jeigu dabar labai trumpai, tai tas tėvas, su kuriuom yra nenustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tai jisai privalo teikti vaikui išlaikymą. Nesvarbu, kad nebendrauja su vaiku dėl motinos arba tėvo kaltės. Ne, tikrai nesvarbu tai formaliai žiūrint, bet pavyzdžiui, man labai patiko atsiradęs naujadaras, kad tas tėvas, su kuriuo vaikas gyvena, nu paprastai tai būna mama, ar ne, ir vaikas nenori, sako, oi, taigi vaikas nenori bendrauti su tėvu, nu ką ašgi galiu padaryti, nu tai paprastai, nu, žinai, tikrai ne kartą girdėjom. Tai yra atsiradęs toks naujas žodis, turi įnorinti vaiką. Va. O kur tai yra nurodyta? Aš žinau, aš dabar tau taip nepasakysiu, bet tikrai čia yra vaiko teisų apsaugos institucijos, aš pirmą kartą iš ten išgirdau šitą žodį prieš metus byloje, dabar jau pagal naują išaiškinimą, kad, nu, bet jeigu tai paprastai tariant, vis dėlto ir pagal teismų praktiką turi dėti pastangas. Tas tėvas turi dėti pastangas, kad skatinti vaiką bendrauti su tuo tėvu. Aš suprantu, kad būna kartais kitaip, nu būna, kad ir tos mamos su nuoskaudomis įžeidusios, nu arba tėčiai, su kur vaikai gyvena, ar ne, nuteikia, visai neskatina, jam patogu, bet vėlgi, Aušra, kas tai yra? Tai yra nuoskaudų užsivėlimas, praeities nepaleidimas. Ir vėl šitas minčių negatyvas, vėl užsuka naują negatyvą, bet kam yra patogu, supranti? Tai jeigu mes esam vienoje ir kitoje vietoje, aš čia ir reziumuosiu turbūt dabar savo, ką pasakiau, ar ne, jeigu mes esam kažkokioje tai situacijoje ir mes iš jos neišeinam, ar ne, nenorim skirtis, nepavyksta skirtis, dokumentų neturim, kažkokie tai trukdžiai, dar kažką tai. Tai reiškia, kad trūksta mūsų sąmoningo apsisprendimo išeiti iš šito santykio ir tai yra tik tais mūsų atsakomybė. Taip, tai netgi tai, kad žmonės sukuria jau kitas santuokas ir toliau vaikus nuteikinėja prieš buvusius sutuoktinius, tai yra prieš vaikų tėvą arba motiną, rodo tai, kad jis nors ir sukūrė santykius naujus ir santuokoje kitoje yra, jis vis tiek sąmoningai siekia nenutraukti santykius su biologiniu vaikų tėvu arba motina ir per tai kontroliuoja. Tai jis yra labai giliai įstrigęs savo praeitį ir nuoskaudose. Taip. Ir paskutinis klausimas, Vlada. Tada dar klausimas, rašo moteris. Ar tikrai vyro reikalavimų privalu mokėti vaikų išlaikymą pusę minimalios algos, jeigu pati dirbu už minimalią algą? Labai trumpai. Ar privalo ar ne? Jeigu taip skaičiais tariant, vaikui turi tekti maždaug orientaciškai viena minimali mėnesinė alga per mėnesį. Tai ir pasiskaičiuokit, vienas kiek turi duoti ir kiek turi duoti. Bet čia irgi žinokit apie vaikų išlaikymą. Mes gal pasidarysim kitą temą, nes tai yra labai plati tema. Taip. Labai aktuali tema. Aš tik tai noriu, dažnai Aušra, noriu pasakyti, vat, kas žiūri šitą laivą, kam yra dabar kalbant apie kaltę, apie dokumentus, kuriuos reikia turėti, reikia suruošti, pateikti teismui arba savo sprendimui, ar ne. Ir norite gauti tokią metodinę medžiagą, parašykite man elektroniniu paštu, Aušra, būk gerutė, įmeski komentarus mano elektroniniu, arba aš pati gal galiu. Gali pati parašyti. Jo, ir aš atsiųsiu nemokamai tokią, kaip pasakyti, brošiūrėlę, kur bus labai tokie aiškus, orientaciniai rėmai, ką reikia, kalbant apie kaltę, apie santuokos nutraukimą bendrų sutikimų, kokius dokumentus turėti.
ir ką bent jau pradžiai pasiruošti. Dar ką vieną tokį momentą irgi labai svarbu mano vertinimu, turiu paminėti, kad būna neretas atvejis, kai moteris, pavyzdžiui, neturi jokių dokumentų. Jokių, vyras viską įsinešęs, jis susidėjęs, pas mamytę pasidėjęs, pakavojęs ir moteris sako, aš nežinau, net tas sako, aš santokos liudijimo neturiu. Tai mielos šita moteris, nebijokite, viskas yra surenkama, tik tais reikia žinoti, ką kreiptis ir tai trupučiuką kainuoja. Tai bet aš, pavyzdžiui, kaip advokatė, aš surenku visus dokumentus ir santokos liudijimus, ir registrų centro, ir viską, kas yra išviešinta, visi dokumentai, nesvarbu, yra ant mamyčių, ant tėvelių ar kažkieno tai kitų vardų yra užregistruoti, šitą turtas, vaikų gimimo liudijimus, viską yra įmanoma gauti ir tai tikrai neturėtų būti stabdis jums atsisakyti tų skyrybų. Taip, o aš tada savo ruoštų, Vlada, galiu pakviesti tas moteris, kurios dabar klauso arba kurios klausys vėliau, jeigu norite įsivertinti ir suprasti, ar čia yra tikrai pabaiga, ar čia tikrai reikia dėti tašką, ar tikrai priejo laikas skyryboms, tik iki galo nesuprantat, vis dar galvot, arba kad situacija pasikeis, arba kad sutuoktinis, arba jo elgesys pasikeis, aš padėsiu jums susidėlioti taškus ant i ir duosiu atsakymus. Sprendimą priimsite jūs ir tada galėsite dėlioti žingsnių planą arba gyventi toliau, daryti tam tikrus veiksmus, kad santykiai jūsų klestėtų ir pakiltų į kitą lygį, arba priimsite sprendimą nebetrypčioti vietoj ir nesimurdyti toj duobėj ir būti nelaimingos. Tai susisiekit su manim, Mūza namuose, Facebook'o arba Instagram'u žinute, parašykite, kad skyrybos su klaustuku ir aš susisieksiu nemokamam pirmam pokalbiui. Tai šiandien tiek. Ačiū, Vlada, tau už atsakymus. Ačiū, kad pasidalinai informaciją. Buvo įdomu ir man. Manau, kad aktualu ir naudinga tiem, kas klausė ir kas klausys vėliau įrašą. Jeigu kyla klausimų, rašykite vėliau komentaruose arba susisiekite su mumis asmeniškai. Advokatė.vlado.lt yra tavo kaip advokatės puslapis, o aš esu Mūza namuose. Esu Aušra, laukiu jūsų užklausų ir esu pasiruošusi jums padėti čia ir dabar. Tai jeigu dar turit klausimą kažkokį, parašykit, o jeigu ne, tai ačiū, kad buvote ir tuomet iki pasimatymo kitame susitikime ir turbūt kalbėsime apie išlaikymą. Arba apie išlaikymą, arba apie turto ir prievolių padalijimą. Dar žinok, neapsisprendžiu. Dar žinai, Aušra, vienas dalykas irgi kažkaip tik neatėjo mano pat pradžių pasakyti, kad labai aiškiai, kai ateina moteris, turbūt ir pas tave taip pat ar ne ateina moteris, šneki. Atrodo, žinai, visą situaciją noriu skirtis ir viską sudėlioju. Aš visą laiką jai sakau, gerai, tai dabar prieš pasirašant sutartį ir prieš sąskaitą gaunant, tu pagalvok tikrai, tu nebūtinai dabar turi atsakyti, ar tu nori skirtis ar ne. Ir žinok, ir tikrai tos moteris, kurios apsisprendžia per valandą, per 2, per parą, žinok, jos turi stulbinančius rezultatus. Iš tikrųjų, labai, būtent iš parašo padėjimo, šiai sakau, dabar pasirašyk ir aš pradėsiu rinkti dokumentus, ar ne? Ir po sutarties pasirašymo ir po sąskaitos apmokėjimo, kaip greitai moteris apsisprendžia, tokį jinai ir turi rezultatą. Tai tai ir yra atsakomybės prisiėmimas, tai ir yra branda, tai yra noras išbristi ir eiti galvą iškėlus toliau. Tai tom ir baigsim, ne? Taip, tom ir baigsim, kad santuoką sudaro 2 žmonės, o išeiti galima ir po vieną. Nereikia kito leidimo. Tai va. Ačiū. Dar kartą ačiū visiems ir iki pasimatymų. Iki. Taip, o kaip čia dabar išjungti?
Nežinau, bandau pabaigti mūsų tą pasikalbėjimą. Nežinau, ką čia spausti. Nagi, aš vis dar esu eteryje. Gal ką žinot, pasakykite, ką turiu paspausti, kad